Labas. Pratęskime šitą puikią temą ir mūsų NMPP. Taigi, kuri nelygybė yra teisinga, kai x yra lygu 20? Tai mes visais šitais atvejais geriausia tiesiog įsistatyti vietoj x skaičius. Tai 13 plus x. 13 plus x bus, x yra 20, tai bus 33 daugiau už 45. Na, tikrai netiesa. Toliau, 308 minus x. Tai x yra 20, tai 308 minus 20 bus 18 yra mažiau už 20. Valio, tikrai teisingai. Bet pratęskime. X dalinti iš 5. Tai jeigu x yra 20, dalinam iš 5, gausime, kad 4 yra daugiau už 15. Na irgi negali būti tiesa. Ir paskutinės x kart 4. Jeigu x yra 20, tai x kart 4 bus 80, yra mažiau už 25. Vėlgi netiesa. Tai teisingas atsakymas bus tiesiog 18 yra mažiau už 20. Tiesiog įsistatome. Kai klausia mūsų, kuris tinka, mes tiesiog turim įsistatyti skaičius. Tai va, važiuojam toliau. Šitas yra smagus dalykas. Mums nebūtina yra iš tikro dauginti iš 12, bet galime. Tai aš užrašysiu. 3 minus 6x dalinam iš 12 yra lygu 0. Na, kada bus šita lygtis lygi 0? Kai viršus bus lygus 0. Mes galime iš karto skaičiuoti, kada yra 3 minus 6x lygu 0. Bet jeigu norite, galime ir padauginti iš 12. Galim padauginti iš 12, kad dingtų vardiklis. Ir kas lieka čionais? Lieka 3 minus 6x yra lygu 0 kart 12 bus 0. Na va, tai mes gausim vis dar tą patį skaičių ir mes sprendžiame lygtį. Ką aš darau? Aš noriu, pavyzdžiui, pridėti 6x arba į kitą pusę perkelti ir gausime, kad 3 yra lygu 6x. 3 lygu 6x ir ką aš darau? Man reikia rasti 1x, tai dalinu viską iš 6 ir gausiu, kad pusė arba 1/2 yra lygu x. Nuostabu, mūsų atsakymas bus 1/2. Tai va, judam toliau prie mūsų dar vieno uždavinuko, prie 13. Pavaizduotos 4 dėžės, ar ne, dovanų dėžės. Ir pateikti jų briaunų ilgiai. Pažymėkite dėžę, kurios tūris yra didžiausias, reiškia pats didžiausias tūris. Tai aišku, mes galim viską dauginti ir pažiūrėti, kuris atsakymas bus didesnis. Nes jeigu tūris, tai mes sudauginame ilgį kart plotį, kart aukštį. Sudauginame visus matmenis. Tai aišku, galime dauginti, bet jeigu norit nedauginti, o logiškai pažiūrėti, tai galim palyginti. Jeigu matom, čia yra 10 ir čia yra 10, gerai, čia 8 ir čia 8, gerai, o čia yra 6, o čia 8, reiškia, čia bus jau tikrai mažiau. Tai čia tikrai nėra didžiausias. Čia irgi 10 ir 6 ir 7 yra mažiau už 8, tikrai čia mažiau. Tai kuris iš tų dviejų yra didžiausias? Na, 10 ir 10, gerai, 8 ir 4. Tai čia dvigubai daugiau. O ar čia nais yra dvigubai daugiau? Ne, dvigubai daugiau nebus. Matote, dėžės būtų lygios, jeigu vienas sutampa matmuo ir vienos yra dvigubai ilgesnis vienas, o kitas dvigubai ilgesnis, tada būtų lygų, nes mes dauginame. Bet kadangi čia yra dvigubai daugiau, o čia nėra dvigubai daugiau, reiškia vis tiek laimi šitą dėžę. Mes galim ir paskaičiuoti, jeigu nesam nesitikinti norime. 10 kart 8 kart 8 bus 8 kart 8 bus 64, kart 10 bus 640. Puiku. O 4 kart 15 kart 10 bus 4 kart 15 60 ir kart 10 bus 600. Akivaizdu, kad šiandien yra didesnė. Tai šita dėžė mūsų laimi. Sudauginti galime tiesiog matmenis. Gerai. Einam prie kito mūsų uždavinuko. Man šitas patinka, mes kalbame apie orus. Ir čia kartais žmonės sigąsta.
visokių grafikų, lentelių, statistikos, o kartais kaip tik atvirkščiai, kaip tik atrodo labai lengva. Ir tada žmonės galvo, visai paprasta. Tai klausimas būtų, yra 2 klausimai čionais. Pirmas yra, kokia yra vidutinė temperatūra tą dieną. Tai mes turim 3 matavimus, jūs norime ieškoti vidutinę temperatūrą, galime įsivaizduoti, kad čia yra tie patys atstumai valandomis. Tai vidutinė dienos temperatūra yra ryto, vakaro ir vidurdienio vidurkis. Tai mes tiesiog sudėsime ir padalinsime iš 3. Viską sudėsime ir padalinsime iš 3. Jeigu be skaičiuotuvo, tai 16,3 plus 26,5 ir 17,2. Kiek daug skaičiavimų. Sudėsim šituos, gausime 10, tai 0 ir 1 minty. 6, 6 ir 7. 19 ir 1 minty. Ne, aš nukystu, ne. 19 minty. Taip. Tai dar čia gausime... Taip, gausime vėl 0. Ir čia bus 50. Oho. Ar aš ko nors nepraleidau? Aš praleidau. Labai praleidau. Nes čia 19 buvo. Plus 1 tai bus 20. 2 į priekį, tai čia bus 60 laipsnių iš viso. Ir dalinam iš 3. Tai 60 daliname iš 3. Gausime lygiai 20 laipsnių. Gausime lygiai 20 laipsnių. Nuostabu. Jau tikiuosi, kad tikrai čia nesuklydau. Būtų labai juokinga. Tai va. Ir 20 laipsnių. Ir kitas klausimas yra, jeigu ryto temperatūra pakiltų iki 16,8, o vakaro nukristų iki 16,7, ar temperatūra vidutinė padidėtų, ar pamažėtų, ar nesikeistų. Tai jeigu rytas pakiltų iki 16,5, iki 16,8 pakiltų, o vakaras nukristų iki 16,7, tai kas vyktų su temperatūra? Na, jeigu rytas pakiltų, tai jis pakiltų plus 0,5, o vakare nukristų 0,5 laipsnio. Tai jeigu pakyla per pusę laipsnio ryte, o vakare nukrenta pusę laipsnio, tai vidurkis nepasikeičia. Reiškia, nepasikeistų. Ten būtų nepasikeistų mygtukas. Nepasikeistų. Tai va. Gerai. Na ir paskutinis mūsų uždavinys iš šio video, kurios nelygybės yra teisingos. Tai čia šiaip tai įdomu, kad dažniausiai būna vienas taip, vienas ne. Tai va. Tai kurios nelygybės yra teisingos? 5 minus 3. Tai 5 minus 3 bus, minusas apverčia aukštyn kojomis. Tai bus 1/5 3. Ar žinojote, kad minusas apverčia aukštyn kojom trupmeną? Tai gausime 1/3 bus 1, o 5/3 bus 125. O 5 minus 1 bus tiesiog 1/5. Tai kas daugiau? Ar 1/125 ar 1/5? Tai tikrai yra daugiau 1/5. Reiškia, čia yra tikrai neteisinga. Ir kitas, kas daugiau? Ar 4 nulintuoju, ar minus 4 trečiuoju? Taigi, 4 nulintuoju, ar minus 4 trečiuoju? Tai 4 nulintuoju, bet koks skaičius pakeltas nulintuoju laipsniu bus tiesiog 1. 4 nulintuoju yra tiesiog vienetas, valio, o minus 4 trečiuoju, tai bus minus 4 kart minus 4 kart minus 4, bus tiesiog minus 64. Tai tikrai yra daugiau 1 negu minus 64, tai čia bus daugiau. Tai va, tai tokie yra šitie mūsų sprendimai. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės su kitais video. Ir sėkmės su NMPP. Sėkmės su viskuo. Ir gali paspausti čionais ir pažiūrėti jau kitą video po šito, jeigu buvo per lengva.